Sveiki, mėly tinklalaidės sveikatos įstaigų vadyba ir valdymas klausytojai. Šiandien pakviečiau gerbiamą Aurstidą Garlikienę kalbėtis apie perdegimą. Aurstida yra pasigilinusi į įvairias teorijas ir tada pabandysim išgryninti tos faktorius, dėl ko tas perdegimas atsiranda medikų tarpe ir iš to daryti išvadas, kas turėtų būti kitaip. Tai sveiki, Auristida. Sveiki. Iš karto pradėsiu mūsų podcastą ne nuo teorijų, o nuo to, ką tikrai daugelis medikų žino ir susiduria kasdien. Pradėsiu nuo situacijos, kada mes galim įsivaizduoti gydytoją, kuris ateina 8 valandai į darbą ir pradeda darbo dieną. Paprastai jo darbotvarkė yra pilnai užpildyta ir kiekvienam pacientui skirta po 20 minučių, tačiau, kada jis pradeda veikti, įsijungus kompiuterį, jau 8:15, tarkim, neveikia e-sveikata, 8:20 ateina ekstra pacientas, 8:30 skambina laboratorija, 8:35 registratūra prašo priimti dar vieną ekstra pacientą, 9 valandą pacientas, gydytojas jau vėluoja. Ir kas tada, kyla klausimas, kas blogai planuoja laiką. Ir dažniausiai atsakymas visiems, kad kyla, kad tai yra gydytojas. Tačiau ar tikrai tai vyksta? Ir kalbant apie laiko planavimą, yra tikrai labai daug literatūros, įvairiausių produktyvumo knygų, planavimo metodikų, Pomodoro principas, Eizenhowerio matrica. Ir visa tai iš tikrųjų tinka tada, kada pats žmogus jisai valdo savo laiką. O ką daryti tiem, kurie savo laiko nevaldo? Ir čia noriu pristatyti amerikiečių sociologo Robert Karasek 1979 metais vienas svarbiausių profesinių streso teorija. Jisai teigia, kad perdegimas sukelia ne tik darbo kiekis, bet ir kaip darbo procesą kontroliuoja pats darbuotojas. Ir čia kalbėsiu apie kontrolę, tačiau noriu labai atkreipti dėmesį, kad ta kontrolė yra ne institucinė, o pačio žmogaus, kuris dirba ir kontroliuoja savo darbo laiką. Tai Karasikas šiai teorijai įvedė du pagrindinius kintamuosius, tai yra darbo reikalavimai, job demands, tai nėra vien pacientų skaičius, tai apima ir laiko spaudimą, atsakomybę, darbo tempą, sudėtingus sprendimus, administracinį darbą, nuolatinius trukdžius ir emocinį krūvį. Ir svarbu suprasti, kad emocinis krūvis yra taip pat vienas svarbiausių reikalavimų, o sveikatos priežiūroje jis ypač yra didelis. Kita sudėdamoji dalis yra darbo kontrolė ir Karasek kontrolę suskirstė į dvi dalis. Tai darbuotojų sprendimų laisvė. Ar galiu nuspręsti, kada atlikti užduotį, kokia tvarka, kada padaryti pertrauką, kiek laiko skirti pacientui. Ir įgūdžių panaudojimas. Ar galiu naudoti savo profesinės žinias, ar dirbu kaip gydytojas. Ir ar dokumentų pildymas, ar kaip dokumentų pildytojas Sveikatos apsaugos ministerijos ir ligonių kasų valios vykdytojas. Šitas klausimas Lietuvoje ypač aktualus, nes dažnai girdžiu tiek diskusijų metu, tiek pačių gydytojų podcastus apie tai, kad gydytojas nebeturi galimybės savo klinikinių žinių pritaikyti, jisai turi taikytis prie įvairiausių reglamentavimų tiek ligonių kasų ir orientuotis į finansavimą, tiek Sveikatos apsaugos ministerijų tvarkas. Ir, kaip sakiau, jau klinikiniai procedūrai nebeliekama nei sprendimų laisvės, nei laiko. Karasek sukūrė matricą, kurioje buvo darbo krūvis, darbo laiko kontrolė. Ir kokia pasekmė? Jeigu yra mažas darbo krūvis ir didelė kontrolė, tuomet vyksta ramus darbas ir jokio streso darbuotojas nepatiria. Jeigu yra mažas krūvis ir maža kontrolė, tai tada toks darbuotojas tiesiog taip pat turi didelį nuobodulį ir efektyvumas irgi nuo to krenta. Jeigu yra didelis darbo krūvis ir didelė kontrolė, tai yra labai produktyvus darbas ir tai yra iššūkis pačiam darbuotojui.
O jeigu didelis krūvis ir maža kontrolė, tai yra didžiausia rizika perdegimui. Ir Aš tik noriu akcentuoti, kad čia turime omeny kontrolę, kad darbuotojas pats gali kontroliuoti, priimti savo laiką, priimti ir sprendimus, o ne kad išorinė kontrolė. Ja? Tai būtent ir kai yra išorinė kontrolė ir darbuotojas suvaržytas, tai jis neturi kontrolę pagal šią matricą. Taip. Taip, ir problema kyla, kada gydytojas nebekontroliuoja savo darbo dienos. Ir vėliau modelis buvo papildytas Johnson ir Hall ir jie įtraukė socialinį palaikymą, kuomet galima tartis su kolegomis, jie gali pavaduoti ir nėra kaltinimo kultūros ir tada pats darbo krūvis, jisai tampa lengviau pakeliamas. Tai vadinama demand control support modeliu. Deja, Lietuvoje tikrai yra nedaug gydymo įstaigų, kuriuose toks modelis veiktų, dėl to, kad jau senai kalbam apie mobbingą ir apie klaidos kultūrą, kurios mes niekaip neišaugam iš šito dalyko. Ir tikrai tai labai priklauso nuo gydymo įstaigos vadovo pasiryžimo diegti tą palaikymo modelį. 24 metais Švedijoje buvo atliktas tyrimas su gydytojais, jis parodė, kad dideli darbo reikalavimai siejasi su didesnė perdegimo rizika, o didesnė darbo kontrolė ir socialinis palaikymas buvo susijęs su mažesnė perdegimo rizika. Toliau norėčiau pereiti prie sekančio tokio dalyko, kuris irgi turi didelę įtaką valdymui darbo, tai yra kognityvinis pertraukimas, kai atrodo, kad kažkokie visiškai nesminiai, smulkus dalykai įterpiami yra į numatytą darbo eigą ir tai dažniausiai gali skambėti, aš juk tik trumpam buvau atitrauktas, arba kai pasibeldžia pacientas ir sako, aš tik paklausti, bet čia tas klasikinis yra variantas, bet gydytojas po tokių dalykų po darbo jaučiasi išsunktas. Iš tikrųjų, smegenys kiekvieną kartą stato naują mentalinį modelį ir kaip jos dirba. Kai mes rašom kažkokią ligos istoriją, tai suformuoja tą mentalinį modelį smegenys ir ten yra laikoma paciento simptomai, tyrimai, diferencinė diagnostika, kokį vaistą skirti, kokią dozę. Visą tai saugoma darbinėje atmintyje. Tada, tarkim, skamba telefonas, gydytojas atsako, po 2 minučių grįžta, smegenys nebegrįžta ten, kur jos buvo ir kur jos turi. Jos turi prisiminti ir rekonstruoti, atkurti visą modelį. Tai vadinama atnaujinimo vėlavimu ir uždelsimu atnaujinant pirminę užduotį. Kodėl atsiranda klaidos? Todėl, kad darbinė atmintis yra ribota ir pertrauka ištrina tam tikrą dalį informacijos, todėl žmogus pamiršta, tarkim, dozę, pamiršta, ką jau padarė, pakartoja veiksmą, praleidžia žingsnį, dėl to tai nėra nekompetencija, tai yra normalus neuropsichologinis modelis, tačiau medicinoje jis yra labai pavojingas ir tada atsiranda labai daug visokiausių klaidų, neteisingų sprendimų ir galbūt ir dokumentacijos klaidų, kurias pastoviai akcentuoja, tarkim, institucijos. Čia būtent dėl tos priežasties, kad kažkas pertraukinėja gydytoją darbo proceso metu, nenumatytas kažkokias aplinkybės, sutrukdo. Taip, taip. Ir dabar, ką toliau norėčiau pasakyti, kad jeigu atsiranda klaidos, nes darbinė atmintis ribota ir jinai ištrina pertrauką dėl dalį informacijos, tai tokiu atveju, kaip sakiau, yra iš tikrųjų sunku sugrįžti į šitos visus dalykus. Dabar, jeigu mes lyginam, kaip vyksta tokie procesai, tarkim, skubios medicinos skyriuose arba
arba šeimos gydytojai, tai skubios medicinos tyrimai, stebėjimo tyrimai parodė, kad šiuose skyriuose tas pertraukimas jisai vyksta nuo 5 iki 15 pertraukimų per valandą ir dažniausia reakcija yra turi nedelsiant pereiti tas gydytojas ar medikas į kažkokią tai persijungti į kitą užduotį. Ir tas pats vyksta ir su šeimos gydytojais. Ir kodėl multitaskingas šito atveju neveikia? Nes mūsų smegenys nepritaikytos dirbti, atlikti kelių užduočių, sudėtingų užduočių iš karto. Ir smegenys visą laiką vykdo arba A, arba B, arba A, arba B, arba A. Ir toks perjungimas turi energijos kainą. Todėl dienos pabaigoje toks medikas visą laiką jaučiasi išsunktas, nors, kaip sakiau, tik trumpam buvo atitrauktas. Ir kasgi sumažina tą pertraukų žalą? Tai yra vėlgi gydytojo galėjimas ne iš karto persijungti, bet pačiam nuspręsti, kada reaguoti į pertraukimą. Jeigu gydytojas gali pasakyti, tarkim, aš baigsiu šitą užduotį daryti, arba apžiūrėsiu šitą pacientą, arba ten kažką ten parašysiu jam receptą ir tada pereisiu, tiesiog pabaigs savo pradėtą veiksmą, tai tuomet klaidų sumažėja. Bet jeigu pertrauka privaloma ir momentinė, tai klaidų padaugėja, vien pats kontrolės jausmas gali sumažinti neigiamą poveikį. Ir čia gražiai labai susijungia Karaseko ir kognityvinių pertraukimų teorija. Ir aš norėčiau kalbėti apie laiko planavimą ir įvesti tokią savoką kaip laiko autonomija. Čia verta parodyti pavyzdį, kuomet įsivaizduojame gydytoją, kuris per dieną priima, tarkim, 20 pacientų. Ir jeigu jis turi 20% laiko rezervą, kiekviena netikėta situacija, jinai telpa į tą laiko rezervą ir tiesiog netrukdo kitiem darbam, nes pertrauka tampa valdoma. Jeigu rezervo nėra, kiekviena pertrauka atima laiką iš kito paciento, verčia skubėti, didina darbinės atminties apkrovą, mažina darbo kontrolę ir kuria laiko skolą, kuri persikelia į pietų pertrauką, darbo pabaigą ar vakarą. Aš noriu pasakyti apie tą skolą, turbūt nelabai kas ir kalba, nes jeigu yra suplanuota, tarkim, darbo diena, bet visą laiką didėja administracinė našta ir atsiranda visokiausi trukdžiai, tai fiziškai yra neįmanoma įvykdyti tų darbo įsipareigojimui, kurie tilptų į darbo valandas. Ir tuomet medikai, jie negali uždaryti darbo savo kabineto ir pasakyti, kad aš pabaigsiu rytoj, kaip kitose srityse tai gali atlikti daugelis darbuotojų. Jie visas užduotis turi padaryti šiandien, tiek suteikti kažkokias tai pagalbą ir atlikti savo procedūras, tiek užpildyti dokumentaciją, tiek paskirti vaistus ir supildyti kitus dokumentus ir tada jie nešasi namo ir apie tai tikrai daug labai kalbama ir mes šitą žinom. O tai dar, kad stringa pagrindinis dokumentavimo instrumentas, tai e-sveikata ir jinai šiaip yra nedraugiška, tai dar labiau tą skolą padidina ir paprastai darbuotojai moka savo laiku, savo energiją, savo emocijom ir poilsiu ir visais tokiais savo resursais. Todėl siūlyčiau į šitą problemą žiūrėti kaip į laiko, ne kaip į darbo krūvę, bet kaip į sistemos projektavimo klausimą ir organizaciją
kuri nepalieka jokio laiko rezervo nenumatytiem įvykiam, sukuria sąlygas nuolatiniam užduočių fragmentavimui ir darbo kontrolės praradimui. Būtent šių dviejų teorijų, Karaseko ir kognityvinių pertraukimų, tyrimai sieja su dideliu nuovargiu, kurių rizika klaidų rizika ir profesiniu perdegimu. Ši perspektyva leidžia diskusiją apie perdegimą perkelti nuo individualios atsparumo prie darbo organizavimo kokybės. Tai vat aš dabar norėčiau pereiti prie laiko autonomijos, tai darbuotojo galimybė pačiam valdyti darbo laiką taip, kad galėtų kokybiškai atlikti darbą ir prisitaikyti prie nenumatytų situacijų. Kodėl man atrodo, kad darbo krūvio ir pacientų skaičiaus matuoti nepakankama? Todėl, kad vėlgi norėčiau perėti prie pavyzdžio, kai mes turim 2 gydytojus ir suplanuota yra 8 pacientai ir po kiekvieno paciento gydytojas turi 10 minučių rezervą ir per dieną gaunasi 80 minučių laisvo laiko. Ir jeigu užsitęsė procedūra, įvyko nenumatytas veiksnys, pacientui pasidarė bloga, tai grafikas beveik nenukenčia, o jeigu, tarkim, antram gydytojui yra suplanuoti 8 pacientai ir kiekvienam tiksliai po 60 minučių, o rezervais neturi, tai pakanka vieno kažkokio tai paciento vėlavimo ir visa diena pradeda vėluoti. Dar nors darbo kiekis iš principo yra tas pats, tačiau labai ženkliai skiriasi psichologinis krūvis. Todėl siūlyčiau kalbėti ne tik apie pacientų skaičių, o apie laisvo laiko sistemą, kiek laisvo laiko sistema palieka nenumatytiems įvykiams ir tai būtų vadinama laiko autonomija. Kaip galima būtų ją apibrėžti? Aš norėčiau pasiūlyti laiko autonomijos indeksą. Tai darbuotojo darbo laikas dalis, kuri nėra iš anksto priskirta konkrečiai užduočiai ir kurią darbuotojas gali savarankiškai panaudoti nenumatytiems klinikiniams, organizaciniams ar profesiniams poreikiams. Ir šis apibrėžimas apimtų laisvą laiką, kuris nėra užpildytas planinėmis užduotimis, ir sprendimų laisvę, tai yra galimybė pačiam nuspręsti, kaip tą laiką panaudoti. Laiko rezervas tai yra kiek procentų darbo dienos nėra suplanuota. Pavyzdžiui, 8 valandos rezervas 1 valanda. Tai tokiu atveju laiko autonomijos indeksas būtų 12,5 procentų. Taip pat pertraukų kontrolė. Ar gydytojas gali pasakyti, baigsiu šitą pacientą ir tada ateisiu, ar privalo viską mesti iš karto, tai yra labai svarbu. Taip pat grafiko lankstumas, ar galima pratesti vizitą, sukeisti pacientus, perkelti konsultaciją, nepažeidžiant sistemos. Ir administracinė autonomija, tai yra, ar gydytojas pats sprendžia, kada pildyti dokumentus, atsakyti į laiškus, užbaigti epikrizės, ar sistema tai diktuoja. Taip pat pačios sistemos patikimumas. Jeigu e-sveikata neveikia, gydytojas netenka laiko autonomijos. Tai nėra jo kaltės, bet jo darbo kontrolė šitoje vietoje labai sumažėja. Ir čia matau ryšį su Goldrato apribojimo teorija, kur jisai teigia, kad sistema negali dirbti 100% apkrauta, nes tada bet kuris sutrikimas sustabdo visą procesą. Ir taip pat lygiai kaip ir žmogaus darbas, jeigu gydytojo kalendorius yra užpildytas 100%. Tai pakanka vieno pavėlavusio paciento, vieno sudėtingesnio gydymo, vieno e-sveikatos gedimo ir sistema praranda stabilumą. Laiko autonomijos indeksas tai darbuotojo galimybė išlaikyti planuotą darbo krūvį ir sprendimų kokybę susidūrus su nenumatytais darbo trikdžiais ir neaukojant poilsio laiko, pacientų saugos ir darbo po darbo. Toks apibrėžimas, mano nuomonė, geriau atspindi medicinos realybę ir jis sujungia Karaseko darbo kontrolės teoriją, darbo reikalavimų ir išteklių modelį, kognityvinių pertraukimų tyrimus ir Goldrato sistemos apribojimo principus. Bet to suteikia galimybę šį rodiklį
ne tik apskaičiuoti, bet ir naudoti organizacijų kokybei bei darbuotojų perdegimo rizikai vertinti. Ir tai nėra pripažintas standartas, tačiau kaip teorinis modelis jis atrodo nuoseklus ir galėtų būti empiriškai tikrinamas. Aš norėčiau pasidalinti savo asmeninę patirtim, kadangi jau dirbu jau prieš 30 metų, tai tiesiog intuityviai buvo bandoma visaip tą krūvį reguliuoti, kadangi aš didelę dalį savo praktikos dirbau privačiai, tai to spaudimo aš patyriau mažiau išorinio, bet pati galėjau savo numatyti, nusistatyti, ar aš dirbu intensyviai, ar aš dirbu tą laiką amortizuodama, tai yra turėdama kažkokius tai laiko resursus, laiko rezervus po kiekvieno paciento. Ir aš pastebėjau iš tikrųjų, kad jeigu darbas vyksta labai sklandžiai, tai tikrai galima tą krūvį didinti, galbūt ne iki 100, bet pakankamai daug, ten kokie 80%, bet jeigu tik tai kas nors įvyksta nesklandžiai, pavyzdžiui, kadangi aš operuoju arba kažkokias kitas procedūras sudėtingesnės darau, tai bet koks nenumatytas procesas, jisai aišku griauna visą dienotvarkę ir nepaisant patirties, vis tiek emocinė įtampa gaunasi labai labai didelė ir po to aišku ir nuovargis, ir frustracija, ir klaidų tikimybė taip pat išauga. Tai dabar grįžtant prie laiko autonomijos indekso, reikėtų jį padalinti į dvi dalis, tai yra sistemos autonomija, tai ką suteikia organizacija, pavyzdžiui, rezervinį laiką, grafiko lankstumą, informacinių sistemų patikimumą ir mažinamą administracinę naštą ir pagalbos prieinamumą. O asmeninė autonomija, tai ką atsineša pats žmogus, pavyzdžiui, kompetencija, gebėjimas planuoti, emocinis stabilumas, ribų nustatymas, profesinis pasitikėjimas, sprendimų prieimimo greitis ir gebėjimas toleruoti neapibrėžtumą. Ir čia palengva pereinam prie ribų. Man buvo labai įdomu skaityti Townsendo ir Klaudo knygą apie ribas ir prisimindama tai, ką aš ten perskaičiau, ten buvo apie psichologinės ribas kalbama, tai aš suskirščiu, kaip pasinaudodama jų teoriją, jie skirsto ribas į asmeninės, į artimos aplinkos ir globales. Tai kalbant apie autonomiją, galima skirstyti asmeninę autonomiją, vietinę autonomiją, komandinę ir sisteminę autonomiją. Ir kalbant apie psichologiją, sveikos ribos reiškia gebėjimą atskirti savo atsakomybę nuo svetimos. O sveika darbo autonomija reikštų gebėjimą atskirti, kurios darbo trikdžius aš turiu spręsti, o kuriuos turi spręsti sistema. Ir ribos man tai yra prilyginamos irgi autonomijai. Ką aš galiu kontroliuoti ir tai, ko aš negaliu. Tai kalbant apie asmeninę autonomiją, tai, ką žmogus iš tikrųjų gali keisti pats. Tai yra savo kompetenciją, darbo organizavimo įpročius, sprendimų prieimimo būdą, gebėjimą pasakyti ne, kuris sveikatos sistemoje, jisai dažnai netoleruojamas, bet reikia mokyti šitų dalykų, emocijų reguliavimą, taip pat pasiruošimą darbo dienai. Antras lygmuo tai komandinė autonomija, jai galima priskirti pacientų reguliavimo tvarką, kas atsako į, atsiprašau, čia truputėlį, ko gero, reiks pakartoti. Aš sukoreguosiu viskas paskui. Aš dabar grįšiu truputėlį, nes man dingo, negaliu. Taip,
Antras lygmuo būtų vietinė komandinė autonomija, tai galima pakeisti kartu, ką galima pakeisti kartu su kolegomis ar savo vadovu. Pavyzdžiui, pacientų registravimo tvarka, kas atsakinėja į telefoną, kaip paskirstoma ekstra pacientai, kada rengiami susirinkimai, kaip organizuojamos pertraukos. Ir trečias lygmuo būtų sisteminė autonomija, tai yra susijęs su įstatymais, licenzijavimo taisyklėmis, SAM sprendimais, e-sveikatos veikimu, finansavimo modelių, PSDF reglamentavimais. Ir šitoj vietoj iš tikrųjų medikas nieko labai pakeisti negali. Ir koks yra atsakomybės paradoksas? Kodėl tai yra svarbu perdegimui? Nes labai dažnai žmogus pradeda prisimti atsakomybę už tai, ko jis negali kontroliuoti. Pavyzdžiui, jeigu jis neveikia e-sveikata, objektyviai tai sisteminė problema, tačiau gydytojas galvoja, aš vėluoju, emociškai jis jaučiasi kaltas. Ir nors priežastis yra visiškai ne jo. Tai labai primena reiškinį, kaip psichologijoje tai vadinama vidinės atsakomybės hiperplėtimu. Gydytojai dažnai mokomi atsakomybės, tačiau jie retai mokomi autonomijos. Ir tai nėra, tai tampa jie perfekcionistais, gelbėtojais ir išaugina tokį išsiugdo įprotį prisimti atsakomybės ten, kur objektyviai jiems nepriklauso. Tokie žmonės Ir dažnai savigrauža tuo metu ir save kaltina, tai aišku, tie yra tie faktoriai, kurie veda prie emocinio išsekimo. Taip, ir tokie žmonės dažnai kompensuoja sistemos trūkumus ir kompensuoja kolegų klaidas, kompensuoja blogą organizavimą. Ir ilgainiui, kur yra problema, kad jie nebesupranta, kur baigėsi jų atsakomybė. Nes iš tikrųjų žmogus kenčia ne todėl, kad jis neturi laiko, jis kenčia todėl, kad jaučiasi atsakingas už procesus, kurių nekontroliuoja. Ir jeigu atsakomybė yra didesnė už autonomiją, tada vystosi lėtinis stresas. Ir manau, kad vienas iš svarbiausių klausimų šioje diskusijoje yra, kur baigiasi sistemos atsakomybė ir prasideda žmogaus atsakomybė. Ir čia nėra atsakymo arba, nes tyrimai rodo, kad pertraukų kontrolę lemia du tarpusavėje sąveikaujantis lygmenys. Tai yra organizacija, ką leidžia sistema, ir žmogus, kaip jis naudojasi tuo, ką sistema leidžia. Ir šių dviejų veiksnių indėlis nėra vienodas skirtingose situacijose. Pirma, kai žmogus iš tikrųjų, ką žmogus gali iš tikrųjų kontroliuoti. Tai yra, tarkim, du gydytojai toje pačioje poliklinikoje gali dirbti visiškai skirtingai. Vienas nuolatos vėluos, kitas beveik niekada. Kodėl? Ir čia atsiranda individualūs veiksniai, tokie kaip kompetencija. Patyręs gydytojas greičiau atpažįsta problemą, rečiau abejoja, mažiau laiko praleidžia ieškodamas informacijos, greičiau priima sprendimus. Tai reiškia, kad jis turi daugiau laisvo kognityvinio pajėgumo. Tai labai gerai parodo ekspertų ir naujokų sprendimų prieimimo tyrimuose. Laiko planavimo įgūdžiai. Tai kai kurie žmonės instinktyviai palieka rezervą, neskuba pradėti naujos užduoties, grupuoja panašius darbus, iš anksto numato trikdžius. Kiti planuoja 100% užimtumą, tada pakanka vienos nenumatytos situacijos ir tada viskas griūna. Taip pat yra labai svarbu gebėjimas pasakyti ne. Čia atsiranda labai įdomus psichologinis aspektas. Gydytojas gali manyti, jeigu atsakysiu priimti papildomą pacientą, būsiu blogas gydytojas. Kitas pagalvos, jeigu priimsiu dar vieną pacientą, nukentės visi likusieji. Ir objektyviai situacija ta pati, tačiau sprendimas yra visiškai skirtingas. Taip pat yra labai svarbu savigarba ir čia slypi vienas svarbiausių dalykų. Žema profesinė savigarba dažniausiai pasireiškia tuo, kad žmogus negali nustatyti ribų, nuolat atsiprašo, priima svetimą atsakomybę, stengiasi visus išgelbėti. Tai nėra tinginystė, tai dažnai yra asmeninės struktūros dalis. Perfekcionizmas, mes jau irgi apie tai esame kalbėję, apie tai nemažai ir yra visokiausių podkastų. Perfekcionistai labai dažnai nepalieka rezervo, visur sutinka padėti ir patys prisima papildomus darbus. Paradoksalu, bet būtent todėl jų laiko autonomija mažėja.
Bet dabar pereikime į kitą pusę. Ar vien stipri asmenybė gali viską išspręsti? Ir čia atsakymas yra ne. Įsivaizduokime vėl. Pavyzdys. Registratūra kas 20 minučių įveda papildomą paciento. E-sveikata neveikia, vadovas reikalauja ataskaitos, telefonas skamba, laboratorija laukia atsakymo. Net labai gerai ribas nustatantis žmogus negali panaikinti šių trikdžių. Jis tik gali geriau į juos reaguoti. Kalbant toliau, norėčiau paliesti tokį dalyką kaip heroizmas, kuris mūsų sveikatos sistemoje jisai yra nuolatos minimas ir dažnai tenka man girdėti ypatingai iš jaunimo, kad atėjo į sveikatos sistemą norėdami labai tą savo heroizmą pademonstruoti, padėti, išgelbėti, įprasminti galų galę savo gyvenimą ir būti. Ir čia norėčiau truputėlį nukrypti ir palyginti herojaus darbą, nepalyginti, bet kalbėti apie aviaciją. Kad, tarkim, patyręs pilotas tikrai geriau susitvarkys su turbulencija, bet jeigu lėktuvas techniškai yra netvarkingas, vien piloto kompetencijos nepakaks. Todėl siūlyčiau tokią formuluotę, kad pertraukų kontrolė priklauso nuo dviejų dalykų. Kontrolė tai yra lygu sistemos suteikta autonomija dauginta iš gebėjimo ją naudotis. Tai jeigu sistemos suteikta autonomija yra lygu nuliui, tai ir kontrolė taip pat jinai bus lygi nuliui. O dabar noriu parodyti kitaip. Įsivaizduokime du gydytojus. Pirmas - puikus laiko planavimas, stiprios ribos, didelė kompetencija, bet kas valandą stringa e-sveikata. Rezultatas vis tiek kenties. Antras - puikiai veikia sistema, bet jis negali pasakyti ne, visur skuba, nuolatos abejoja, kiekvieną sprendimą tikrina 3 kartus. Koks rezultatas? Perdegimas vis tiek tikėtinas. Dėl to man kilo asociacija su vienu iš Goldratt principų. Negalima reikalauti, iš žmogaus, kad jis kompensuotų blogai suprojektuotą sistemą. Sistemų ribojimų požiūrių, jei sistema verčia darbuotoją gelbėti situaciją savo asmeninėmis savybėmis, tai nėra darbuotojų stiprybės įrodymas, tai signalas, kad sistema remiasi individualiu heroizmu vietoj patikimo proceso. Medicina dažnai būtent taip ir funkcionuoja. Geriausi gydytojai neretai tampa sistemos amortizatoriais, jie savo kompetenciją, atsakomybę ir pasiaukojimu sugeria organizacinius trūkumus. Tačiau ilgainiui toks modelis tampa pavojingas, nes organizacija pradeda taikyti šį heroizmą normą. Ir aš manau, kad tą dalyką ne tik tai organizacija, bet ir sveikatos politikai ir taip pat ir visa visuomenė, jie reikalauja iš mediko būti herojum nuolat, 24/7. Tačiau reikia paminėti, kad heroizmas nėra procesas, todėl mano manimu, vertinant perdegimo riziką, reikėtų analizuoti ne tik klausimą, ar gydytojas moka planuoti laiką, bet kiek sistema remiasi tuo, kad gydytojas savo asmeninėmis savybėmis kompensuos jos trūkumus. Tai būtų labai vertingas organizacinės kultūros rodiklis, kurio dabartiniai darbo krūvio rodikliai beveik neatspindi. Ir noriu paliesti sistemų apribojimo teoriją, kurie Goldrattas pats dažniausiai kalbėjo apie kitą mintį. Sistemos našumą lemia jos apribojimai. Arba dar paprasčiau, kas galbūt susipažinę, sistema negali būti našesnė už savo butelio kakliuką. Tai reiškia, kad nesvarbu, kiek optimizuosime kitas grandis, kol apribojimas nepašalintas, visa sistema daugiau nepagamins. O mūsų diskusijoje atsiranda dar vienas žingsnis. Mes paklausėme, kas šiandien yra sveikatos sistemos apribojimai. Ar finansavimas, ar gydytojų skaičius, ar e-sveikata, ar teisės aktai ir dokumentacija. Kalbant apie visus šitos resursus, iš tikrųjų man labai apmaudu, kad sveikatos politikai, jie nesigilina iš tikrųjų į tą turimų resursų kiekį
Ir nepaisant to, kad jau keletą metų kalbu apie būtinybę turėti skaidrius duomenis, apie tai, kiek mes turim specialistų, apie darbo krūvius, apie darbo krūvių reglamentavimą, apie tai, kiek iš tikrųjų tų finansų reikia. Nepaisant pažadų, kol kas finansavimas buvo nepadidintas, bet atvirkščiai sumažintas. Gydytojų skaičius nėra įvardintas. Aš vėl matau, kad yra tokie, kaip pasakyti, tik tai bandymas parodyti, kad mes skaičiuojam, bet tai visiškai neatitinka realios situacijos, o kalbant apie slaugytojas, tai iš viso nutylima, kad grėsia didelis šitų specialistų deficitas. Kalbant apie e-sveikatą, kiekvieną praktiškai savaitę susiduriam su jos gedimais, nepaisant to, kad yra tvarkoma. Teisės aktų gausa, irgi jau kalbėjau, kad teisės aktų fragmentacijos indeksas Lietuvoje yra vienas iš didžiausių Europos Sąjungoje ir nežinau, kaip iš to išeiti. Tai sistemų Goldrato, žodžiu, požiūriu atsakymas gali būti skirtingose sistemose. Tačiau kaip apriboti, kai apribojimas nėra valdomas, organizacija pradeda naudoti tai, kas lengviausiai prieinama. Dažniausiai tai yra žmogaus rezervai. Ir čia atsiranda mūsų interpretacija. Galima ją suformuluoti taip. Jeigu sistemos apribojimas ilgą laiką kompensuojamos darbuotojų asmeninius resursais, tai tie resursai tampa faktiniu sistemos buferiu. Ir čia yra labai goldratiška dvasia. Man net atrodo, kad galima suformuluoti naują principą. Pavadinčiau jį žmogiškojo buferio dėsniu ir galėtų skambėti taip. Kiekviena organizacija ilgainiui pradeda naudoti tą resursą, kuris lengviausiai kompensuoja sistemos apribojimus. Sveikatos priežiūroje tokių resursų dažniausiai tampa gydytojo laikas, dėmesys ir emocinė energija. Tai tik apribojimas jau yra nestaklės, nesandėlis, ne logistika, o žmogus. Ir čia atsiranda dar viena įdomi paralelė. Goldratas labai nemėgo, kai įmonės bandydavo išspausti dar 10% daugiau. Jis sakydavo, pirmiausia, suraskite apribojimą, po to jį apsaugokite ir tik tada didinkite našumą. Ką aš stebiu paskutiniais metais, paskutinius 2 metus, tai tikrai nėra rezervai didinami ir nesuteikiama papildomų resursų sistemai. Jie kaip tik yra mažinami, tačiau bandoma išspausti tą 10 ir daugiau procentų, konkrečiai, man atrodo, netgi 30, nes apie tai vis kalba, kad sumažins eilės 30% ministerija. Tai manau, čia tam tikrą neatitikimą to, ką kalba teorijos ir tai, kaip elgesi mūsų sveikatos politikai. Ir čia drįsčiau pasakyti, kad nelabai supranta apie procesų valdymą tie žmonės, kurie priima esminius sprendimus. Tai gal reikėtų truputėlį jam pasigilinti. Ir pritaikant Goldrato mintį į sveikatos sistemą galime teikti, kad jeigu gydytojo dėmesys yra sistemos apribojimas, pirmiausia turime apsaugoti gydytojo dėmesį, o ne ieškoti būdų, kaip iš jo išspausti dar daugiau darbo. Goldratas kalbėjo apie apribojimų apsaugą. Gamykloje tai reiškia nestabdyti butelio kakliuko, neapkrauti jo nereikalingų darbų, užtikrinti, kad jis dirbtų tik didžiausią vertę kuriančius veiksmus. O dabar paklauskime, kas medicinoje kuria didžiausią vertę? Ar gydytojas pildantis perteklinę dokumentaciją, ar gydytojas laukiantis, kol atsigaus informacinė sistema, ar gydytojas atsakinėjantis į administracinius laiškus pietų metu? Jeigu atsakymas yra ne, tai sistemų ribojimo teorijos logika vestų prie labai aiškios išvados. Didžiausia sistemos vertę kuriantis resursas turi būti maksimaliai apsaugotas nuo mažos vertės veiksmų. Tai nėra tik produktyvumo klausimas, tai yra sistemos projektavimo principas. Sveikatos sistema šiandien dažnai naudoja gydytoją ne kaip vertę kuriantį sistemos apribojimą, kurį reikia saugoti, o kaip universalų buferį, kuriuo kompensuojami visi kiti grandžių trūkumai. Ir tai yra tikrai apgailėtina situacija. Ir pabaigai, ką aš norėčiau pasakyti, kad mūsų
Baigiant mūsų podcastą apie perdegimą, tai norėčiau ne apie perdegimą kalbėti, o apie žmogaus orumą. Ir gydytojas neturi tapti sistemos amortizatoriumi. Jis turi būti žmogus, kuris savo laiką skiria tam, kam buvo rengiamas daugelį metų, tai yra pacientui. Ir galbūt ateityje aš tikiuosi, kad ateis tokie sveikatos politikai, kurie sistemą vertins ne pagal tai, kiek pacientų sistema priima, bet pagal tai, kiek laiko jį leidžia gydytojui išlikti gydytojui. Kalbant apie Karaseko darbo kontrolės teoriją, darbo reikalavimų ir išteklių modelį, Goldrato apribojimų teoriją ir ribų ir autonomijos psichologiją, po jomis visomis slypi viena universali idėja. Žmogus gali išlikti sveikas ir efektyvus tik tada, kai jo atsakomybės ribos sutampa su jo kontrolės ribomis. Tai tiek. Jo, puiku, Auristida sudėliojo taškus ant į ir iš esmės sveikatos sistemoje slypi tas problemas, kodėl yra tiek daug perdegę medikai. Tačiau aš ir išgirdau, kad ir pats medikas kažkiek gali padėti savo jau vien tai, kad atsisakant perfekcionizmą, išmokstant pasakyti ne, galų gale neprisimti per daug atsakomybės už dalykus, kurie nepriklauso nuo jo, bet priklauso nuo sistemas. Ir negrauž save, gal dar kažkokių rekomendacijų medikams, kaip jie galėtų padėti savo jau šiandien. Ką aš kalbu gana dažnai ir čia pasakysiu, kad medikai dažnai renkasi tą priklausimą savo bendruomeniai ir nekvestionuoja klausimų, kodėl aš taip jaučiuosi, kas yra negerai su sistema. Ir tos temos, kurias mes dabar nagrinėjam, taip nuosekliai ir atkakliai pasakyčiau, jos ilgą laiką iš viso buvo tabu, nes nebuvo galima kritikuoti pačios sistemos. O aš manyčiau, kad tas kritinis požiūris, jisai turėtų medikui kilti, todėl kad, vėlgi paminėsiu, už tą konformizmą, kuris yra labai gajus sistemoje, darbuotojai moka savo kūnu ir sielą, savo gyvenimu. Tai tie, kurie anksčiau susivokia, jie dažniausiai palieka šitą sistemą arba palieka Lietuvą, tačiau tie, kurie lieka Lietuvoje, manyčiau, kad jie turėtų po truputėlį keisti tą požiūrį. Ir tikrai labai galiu pasidžiaugti, kad atsiranda jau kolegų, kurie išdrįsta pamatyti ir išdrįsta įvardinti. Ir aš vis dalinuosi, jisai nėra medikas, tačiau jisai labai gražiai apibūdina šitas visas problemas sveikatos sistemoje, nes vadovauja klinikai. Tai Karolio Buikos mintim turbūt sutiksite. Tai man labai rezonuoja jo tas požiūris. Tai norėčiau, kad tokių žmonių ne tik iš medikų bendruomenės, bet ir iš visuomenės jų atsirastų ir ta kritinė masė augtų ir galbūt tai padėtų pakeisti visą sistemos struktūrą. Taip, kritika yra gėris ir tiesiog irgi noriu palinkėti būti drąsesniems ir nebijoti išsakyti konstruktyvią kritiką. Juolab, kad grįžtamas ryšys, kad formuotųsi tinkama sveikatos politika, tai turi būti pakankamai informacijos, kad medikus tai netenkina. O kartais tas kritikos yra vieni kiti, kurie sako, bet jų balso yra per mažai, turbūt, kad įvyktų ženklesnį tinkami pokyčiai. Taip, turi ta kritinė masė užaugti, kad sistema pasikeistų. Nes kuo ilgiau tylės bendruomenė, tuo tas poveikis neigiamas ir kontrolės atėmimas ir kognityvinis pertraukimas, jisai bus. Ir čia taip pat manyčiau, kad reikėtų ir visuomenę irgi šviesti ir auklėti, kad nebūtų tų aš tik paklausti, kad žmonės gerbtų mediko darbą. Tai ačiū labai, Auristida, už pokalbį.